Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais Styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite. UST įmonė pradėjo rašyti tinklaraštį žinomame mokslo leidinyje. Ahmadabado universiteto studentai apsilankė USK Transport. UST nagrinėja transporto ir infrastruktūros sprendimą vienai iš Pietų Azijos šalių. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Įmonė UST pradėjo rašyti tinklaraštį žinomame mokslo leidinyje Naked Science. Pirmame svetainėje paskelbtame straipsnyje atskleidžiami styginio bėgio konstrukcijos privalumai. Ahmadabado universiteto studentai apsilankė USK Transport. Vizito metu studentai sužinojo apie naujausią transporto ir infrastruktūros technologiją USK, kuri yra ekologiška ir efektyvi alternatyva tradiciniams transporto rūšims. Be to, kelionė yra unikali galimybė pamatyti, kaip universitete įgytos teorinės žinios taikomos praktikoje realioms užduotims spręsti. UST nagrinėja transporto ir infrastruktūros sprendimą vienai iš Pietų Azijos šalių. UST sprendimas turi užtikrinti efektyvų transporto susisiekimą su gamtoje lankytina vieta ir padidinti jos turistinį patrauklumą. Tai buvo pagrindinės šiandienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.